Va, pone draugai, šiandien pas mus rugpjūčio 26 diena, antradienis. Va. Ir šiandien aš jaučiu, mano video surinko daug gerbėjų. Šiandien aš noriu papasakoti apie mano santykius su Marijampolės vyriausiojo policijos komisariatu. Mano tėvą, kuris buvo Marijampolės, Kapsuke, liaudies kontrolės komisijos pirmininkas, Kapsuko milicijos viršininkas, gerai pažįsta. Tai kita istorija. Aš papasakosiu apie mano santykius su Marijampolės policija mano atžvilgiu. 2002 metais aš atėjau į Marijampolės policijos komisariatą ir kaip žmogus, aš tada neteisėtai kritau Seną Lietuvos Respublikos. Tėvas man liepė eiti ir pasiduoti. Aš atėjau į Marijampolės policijos komisariatą ir pranešiau. Taip ir taip, ponai policininkai, aš atėjau nelegaliai, riškite mane. Marijampolės policijos budintis ilgai negalvoja, sako, tu pats atėjai, kriminalas yra, nėra, eik į migracijos departamentą. Ten nuo Marijampolės policijos komisariato iki migracijos departamento būstinės, netoli eiti. Aš atėjau tenai, parašau pasiaiškinimą. Aš tada buvau sunkiai būsenai. Aišku, mano pasiaiškinimas atrodo kaip klydesiai psichinė ligoninė. Uždarykite durą, blėt. Durą uždarą, blėt. Ką čia neaiškina? Tai va, aš atėjau į Marijampolės migracijos departamento skyrių, parašau pasiaiškinimą. Žodžiu, po pusę metų man išdavė leidimą gyventi Lietuvoje kaip užsieniečiai be pilietybės, kadangi Lietuvos Respublikos prezidento sprendimu aš už mano neteisėtą tarnybą Rusijos Federacijos ginkluotose pajėgose aš buvau pripažintas netekusiems Lietuvos pilietybę. Toliau, iki kai kurio laiko, mano santykiai su Marijampolės policijos komisariatu buvo sklandi. Ir Marijampolės policija visada man padėdavo. Ir ten tėvas pasikorė. Ir ten mama mirė. Jūs uždarykite durį, prašau, už savim, gerai? Duris uždarykite po savęs. Ir toliau aš likau visiškai vienas, be tėvų, be draugų. Ir Marijampolės policijos komisariatas visada ėjo man į priekį, įsprendžia visus mano klausimus su šitais migracija ir su visais šitais pilietybėms. Ir aš iš šios pusės esu labai dėkingas Marijampolės policijos komisariatui,
kadangi po visų šitų mano nuotykių 2011 metais pristato. Маша. Uždaryk duris ir tylėk, prašau. Uždariau, blėt, ką tu nematai? Aš visuomet uždarau. Kiekvieną kartą aš jas uždarau. Visas. Prašau mane trukdyti. Ir 2011 metais, aš nežinau kaip lietuviškai bus, Marijampolės migracijos departamentas pristato mane ant Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimą. Ir 2011 metais Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino man Lietuvos pilietybę. Nors aš pagal Lietuvai pasielgė kaip išdavikas. Aš taip pripažinau. Ir laikai tada tokie buvo. Ir toliau mano reikalai, mano santykiai su Marijampolės policijos komisariatu visada vyksta sklandžiai. Pavyzdžiui, 2020 metais man nebuvo ką valgyti, aš ten pavogiau iš Maksimos, ten stovi dėl reklamos indai tokie su grūdais. Aš pavogiau jo, atvažiavo policija, aš ten buvau supėlęs ir policija atidavė šitos indus šios Maksimos savininkams, numetė mano pėdės į mano tašę ir sako eiti namo. Va taip mane myli Marijampolės policija. Aš už tai Marijampolės policijos dėkingas. Bet kažkodėl paskui šitie santykiai kažkaip staigiai pasikeitė. Aš domiuosi rytų kultūrą, Azijos kultūrą ir aš nusprendžiau mokytis kardų meno. Ir aš pasiėmiau čia neseniai peilis virtuvinis. Aš noriu pabrėžti, virtuvinis peilis tai nešaltasis ginklas, jį galima nešioti. Tu tylėk, prašau. Ką tylėk, tai tu čia burbuliai garsiai, aš skaityti negaliu, blėt. Eik į koridorių skaityk. Tai, blėt, ne aš gyvenu čia. Tai tu pizėki koridorių skaityk, garsiai, blėt. Šaltasis ginklas. Ką tu supranti apie ginklus, blėt? Dar vienas veikėjas. O tai visi peiliai nešatieji ginklai. Pochu, gali nešiotis kokį nori ilgiau, blėt, dėkit šiandien ir neškit. Elementai, kai pamatys, kaip pizda, gausi kalėjimą, blėt. Tai yra virtuvinis peilis ir jisai nedraudžiamas. Ir aš, kad pademonstruoti savo greitumą, išėjau į naktį per Marijampolę ir Marijampolė prieš Norfos šito virtuvinio peilio judesiu, tai demonstruoja mano rankos, šitas mano rankos greitis. Koks greitis ir kokia jėga turi būti mano rankose, kad vienu judesiu su virtuviniu peiliu nukirst storą medžio šaką. Kokia jėga yra mano rankose. Ir tai buvo paprastas virtuvinis peilis. Ir ten žmonės susidomėjo naktį Marijampolę ir rodo man vietos šakos ir siūlo man jų nukirpti. Ir čia neseniai per naktį
aš nukirpau čia šakų, nu šaka, pavyzdį, ąžuolo šaka, o taip kabinasi. Ir aš jį su vienu judesiu, su šito virtuviniu peiliu, perrubą atkirtu. Su vienu judesiu. Ten, nežinau, kaip lietuviškai vadinasi šitas medis, iva. Aš ten, jinai auga iki žemės, jos šakos. Aš atėjau su šito virtuviniu peiliu, ir viską iškirpau. Paskui mane paprašo padovanoti šį virtuvinį peilį. Aš šį virtuvinį peilį padovanoju žmonėms. Bet kadangi aš lakstau per miestą, aš pasiėmiau kitą virtuvinį peilį. Šitą virtuvinį peilį mano tėvas, žodžiu, Marijampolė buvo ir yra tokia įmonė Fasa. Ir jisai man papasakojo istoriją šitą peilį. Sako, aš metalo laužą, gamyklą šito maistinių aparatų. Ten buvo štampovkės. Jisai sako, aš metalo laužą krūvai rado štampovkę. Visą abrūdėjusią štampovkę. Mano tėvas šitą štampovkę pagalando, sutvarko, pridėjo prie jos rankenų ir su šitą Fasos štampovkę mano tėvas kapustų, raugintų kapustų ant žemą kapoja. Aš pasiėmiau šį peilį ir čia pas mane sunkumai. Aš renku gancarus. Aš atėjau, dėl ko aš atsidūriau psichiatrinėje ligoninėje. Aš pasiėmiau šitą peilį ir nuėjau prie Norfos. Ten prie Marijampolės pabaigoje. Aš atėjau prie Norfos, renku gancarus, pasiėmiau va taip. Tėvų šalmą, aš paskui papasakosiu, kodėl aš nešioju tėvų šalmą desantinį. Ir čia kita istorija, jinai paslaptinga, todėl aš apie jį kol kas nešnekėsiu. Bet mano tėvas man paliko savo desantinį šalmą. Visai dabar čia su mano daiktais ligoniniai. Čia mano tėvo desantinis šalmas. Va, ir aš apsirengiau šitą šalmą ir renku gancarus iš Ugnos prie Norfos. Mano ūgis 168 centimetrai. Aš mažo ūgio. Renku gancarus, ant mane pradeda šokinėti kažkoks alkašas, o toks visas pragertas ūgio. Aš tokio ūgio, o jisai buvo ant galva, mane aukštesnė. Ir jisai šitas alkašas pradeda ant mane šokinėti. Aišku, skambinti į policiją nėra laiko. Aš ištraukiau peilį mano tėvą, kuris mano tėvas kapoja kapustą, rauginti kapustą ant žemę. Ir truputį pamojavau prieš veidą šito alkašo. Ir šitas alkašas apsiramino iš karto. Va taip ir tai užfiksuota Norfos videokamerose. Visą tai užfiksavo Norfos video stebėjimo kontrolė.
Nu gerai. Čia pas mus Marijampolė paskutiniai 5 metus vyksta negraži dalykai. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš taip pat kalbėjau, kad aš atsakingas už žmonius, kurie patikėjo man savo gyvybę. Ne gyvenimą, o gyvybę. Todėl apie daugelį dalykų aš niekada nepasakysiu. Ir žmonėms įdomu, kaip galima vienu judesiu perkirpti kabinasi šaką. Tai yra, kardų menė, tai yra rodiklis, kad žmogus turi jėgą ir turi greitis. Aš gyvenu Biržų gatvėje, ten kolonija mūsų griežto režimo. Ir priešais kolonijos gyvena šios kolonijos darbuotojai. Jie mane pažįsta, kadangi aš dirbu su kaliniais lentpjūvėj, Puskelnėse. Jau 2 metus. Aišku, vaikinams įdomu, kaip galima taip elgtis su šaltojo ginklu. Aš parodau prieš namą, tarp vidury baltos dienos, kaip galima nukirpti kybančią šaką su peiliu. Ne su kardu, su peiliu. Va. Ir po to incidento su tuo alkašu prie Norfos, kuris buvo aukščiau už mane, va toks. Aš surinkau gancarus, einu atgal, stoviu pėsčias perėjimą. Žodžiu, aš pasiėmiau, žmonėms įdomu, ir ten Biržynas, sankryžoj, Sporto gatvė ir Kauno gatvė. Aš ištraukiau šitą peilį ir vėl vienu judesiu nukirpau kelis šakus. Incidentą su šitu alkašu, kuris pradėjo ant mane šakinėti, kai buvo Razborke prie namų. Incidentą su alkašu kažkodėl Marijampolės policija nepastebėjo. O to, kad aš vienu judesiu nukirpau kelius medžių šakus, šitą pastebėjo ir prisikabino prie manęs. Dabar apie mano peilius. Marijampolės policija su pagarba, Marijampolės policija ir aš už tai dėkingas. Marijampolės policija su pagarba turi atžvilgį mano peiliams. Buvo įvykis 2021 metais, kai mane pagavo su peiliais. Aš be jokio pasipriešinimo savo peilius atidaviau policininkams ir nuvažiavau. Kai aš grįžau, atėjo 3 policininkai su mergaitė ir atidavė man maišą, kuriam surašyti visi mano peiliai. Su pagarba. Ir už tai aš Marijampolės policijas labai gerbiu. Matote, kaip mane gerbia Lietuvos policijas. Bet pastarosius laikus mano santykiai su Lietuvos policijos kažkaip pasikeitė. Galite pažiūrėti mano YouTube, man padovanojo iš Japonijos peilis Tanto. Jisai buvo negalastas.
negalastas pėlis tanto. Jisai buvo va toks. Jisai buvo negalastas. Ir Marijampolės policininkai atėmė iš mane šitas negalastas pėlis tanto. Tai dovana nuo vieno įtakingo japonų žmogo. Aš prašau Lietuvos policiją šį pėlį man grąžinti. Taip pat aš prašau Lietuvos policiją grąžinti mano tėvo pėlį, kuris jis rado metalo lauže fasos ten. Ir padaro iš jo pėlį. Pėlis tanto padovanojo man įtakingas žmogus iš Japonijos, o pėlis, su kuriuo mane sulaiko prieš vežant į čia, į Aleksoto, buvo pagamintas mano tėvo. Tai yra mūsų šeimos pėliai. Ir aš prašau Lietuvos policiją grąžinti man šitos pėlius. Tuo labiau, kad pėlis tanto buvo negalastas, o pėlis, su kuriam aš nukirpau kelius medžio šakus, tai virtuvinis pėlis. Ir jį galima nešioti ir už jį neuždėdama bauda. Ir visą tai jūs puikiai žinote. Aš jau sakau, kad aš žiūriu į Lietuvą kaip iš vogerių šalis, kur visi yra savi. Ir mes apvalinam aštrus kampus. Tikiuosi, kad šį kartą mes apvalimся šitus aštrus kampus ir surasim kompromisą. Ačiū už dėmesį.